Sausio 6. Mus pamokyk taip skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Psalmių 90 skyrius 12 eilutė. Krikščionis skaičiuodama savo dienas, nedaro tai su liūdesiu ir susikrimtimu, bet su blaivumu. Jis skaičiuoja savo praeinančias dienas, kaip duodančias daug palaimų, daug privilegijų, daug galimybių skelbti dorybės to, kuris pašaukė mus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą, kaip duodančias daug galimybių ir privilegijų, padėti kitiems jų piligriminėje kelionėje, o savyje ugdyti charakterį vis labiau patinkantį Dievui, kad kaskart vis labiau būtume panašus į brangųjį Dievo sūnų. Restitucinė klasė, patirdama teisingumo įtaką, melsis ir prašys galimybės ištirti savo gyvenimą, buvusi blogio periode, kuriame patyrė blogį, o tai padės jai išmokti neapkęsti nuodėmės. Ir mylėti teisingumą padės išmokti viešpaties baimės, kaip išminties pradžios. Į šią maldą viešpats atsakys tokiu būdu, kuris tap žmonijai amžinų gėrių tiesoje ir teisingume. Klausimai: kokie išbandymai šią savaitę ypač man davė išminties? Kaip šiuose išbandymuose elgiausi? Kokios buvo pasekmės? Mus pamokyk taip skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Psalmių 90 skyrius 12 eilutė.